Labą diena. Trigonometrinių lygčių sprendimas. Dabar spręsime jau pačias trigonometrinės lygtis. Tarkime, turime trigonometrinę lygtį sinus x lygų 1/2. Kaip reikia spręsti šitą lygtį? Pirmiausia, nusirašome lygties formulę, kad nesumaišytumėm, kurią formulę pasirinkti. Tai aišku, tą formulę geriausia yra nusirašyti. Tuomet vietoj a raidelės mes parašome tą skaičių, kam jis yra prilygintas sinus x. Ir vėl viską nurašome. -1 pakeltas k laipsnių kart arc sin. Įrašome šitą reikšmę. Plius ir vėl viskas, kas liko, nurašome. Ir dabar tai, ką mes jau mokinomės, tai yra atvirkštinis sinuso reikšmės skaičiavimas. Suskaičiuojate skaičiuotuvu arba žiūrite į lentelę, sinuso eilutėj surandat 1/2 ir žiūrite, jog tai yra 30 laipsnių. Tuomet bendrasis šios lygties sprendinys ir bus -1 pakeltas k laipsnių kart 30 laipsnių plius 180 laipsnių kart k ir k priklauso z. Z nepamirškime, kad tai yra sveikieji skaičiai. Reikėjo išspręsti lygtį, rasti bendrąjį sprendinį, mes jį suradome, tai galime rašyti atsakymą. Tai visa tokia ilga eilutė ir bus atsakymas šios lygties. Turime išspręstą lygtį. Dabar išspręskime lygtį su kosinusu. Turime lygtį kosinus x lygų šaknis iš 2/2. Pirmiausia, vėlgi, ką darome, tai mes susirandame formulę ir ją užsirašome. Kosinuso lygties formulė jau yra kitokia nei sinuso. Ir dabar ar kosinus a, tai vietoj a raidelės mes įrašome štai šitą reikšmę, tai yra kam duota lygtis lygi. Vėl viską nurašome. Ar kosinus mes dar rašome, o vietoj a jau įstatome skaičių. Šaknis iš 2 dalinta iš 2 ir vėl visą likusią eilutę mes nurašome. Ir kaip mokėmės atvirkštinių funkcijų skaičiavimą, ar kosinus šaknis iš 2/2 suskaičiuojame skaičiuotuvu, suvedę 2nd kosinus skaičių ir lygų, arba į lentelę žiūrim kosinuso eilutėj, kiek yra laipsnių, kai kosinusas yra šaknis iš 2/2. Suvedam ir matom, jog tai yra 45 laipsniai. Pabaigą vėlgi nurašome. Ir turime mes jau šios lygties sprendinį, bendrąjį sprendinį. Dar yra lygtis su tangentu. Su tangentu mes galime tokią lygtį turėti ir kaip sprendžiame, vėlgi tas pats, susirandame lygties formulę. Dabar aš jau pačios formulės galbūt nerašysiu, iš karto vietoj a raidelės įrašysiu skaičių. Tai bus arc tangent vienetas plus 180 laipsnių kart k ir k priklauso z.
Vietoje arktangentas vieneto iš lentelės pasižiūrim, kiek tai yra laipsnių ir matome, jog tai yra 45 laipsniai. Ir gauname, pabaigą nurašome. Vėlgi mes turime sprendinį, kur mes galime ir parašyti iš karto atsakymą tokį. Čia yra tangento lygties atsakymas. Kosinuso lygties aš jau nebeparašiau. Bet žinoma, jeigu mes sprendžiame atsiskaitomuosius darbus ir rašome, atsakymai privalomi visada. Ir K priklauso Z. Tai yra elementarių trigonometrinių lygčių sprendimo taisyklės.